susitikimas, sakau, ačiū už pasitikėjimą, aš kiek galiu darbuojus, nu, jeigu skaičiaus reikia, tai galit priimti, tai aš kiek dirbau, nesisakau, padėti kažką. Gimas yra, o dar aš savo ruoštų agituočiau kolegos už jį pabalsuoti, todėl, kad mūsų susirinkimai kai kur būdavo tokie, nu, plaukia iš šoną, reglamento nėra, taip toliau, vieno kariškio pas mus reikia. Algi, atleisk, kad taip tiesiai vardu sakau, būtum geras reguliuojantis faktorius. Kada dalyvautum? Čia darbo nėra daug. Taip. Tai ar dar yra nuomonių tuo klausimu? Ne. Tai tada turbūt reiktų balsuoti, kad kas už tai, kad 2 naujais mūsų kolegom būtų papildyta valdyba. Kas kokiais? Nu kaip, ką tik šnekėjau, Juozapavičiui trumpą atmintį tokią turi. Ne, tai sutiko vienas. Ačiū. Po vieną nereikia. šie metai Dariaus Girėno 80-mečio skrydžio metai. Šiame aerodrome Liepos 13 dieną planuojama yra aviacijos šventė. Aviacijos šventės planavimas, žinoma, tai tik tai planavimas, negaliu pasakyti nieko labai konkretaus, bet jeigu kas jau aviacijos veteranai planuosit atostogas, Liepos 13 neišvažiuokit, o apsilankykit Dariaus Girėno aerodrome. Šiaip visa šventė turėtų būti pagrindinis renginys prie Dariaus Girėno gatvės, būtent to vietoje, kur buvo laukiama parskridinančių Dariaus Girėno, ten, kur buvo sutikti jų karstai, kur prasidėjo Dariaus Girėno gatvės egzistavimas, tai yra nuo buvusios aeros stoties. Ir tikimės, kad aviacijos veteranai prisidės ir įvairiuose renginiuose, kuriuos organizuosim tuo momentu, kada reikia. Ačiū dėmesį. Noras galbūt tai vis dėlto mes jau sraigtasparnio treniruoklyje pabuvom. Ir labai ačiū tiems, ypač Eugenijui, kad buvo suorganizuotas toks dalykas. Pirmą kartą gyvenime už vairovasdės ir svirties ryčiaktas šagazą pasilaikyti, realiai, kad ir tam treniruoklyje. Bet yra kitas dalykas. Iš mūsų, kažin ar yra kas buvę, yra dabar normalūs treniruokliai, ar Cessnos gali būti, ar Boeingo, ar ten Airbuso. Ir niekad mes dar nesam buvę. Galbūt reikėtų tokį nuvažiavimą ar į Vilnių, ar į Paluknę, ar dar ten, kur yra tie keli treniruokliai. Aviacijos pasaulyje jau buvo perskaityta, kad taip, treniruoklyje 1 valandą 112 litų ten taip. Na tai galų gale ar pafinansuotų mūsų, štai mes turim likutį tam tikrą, kad labai neblogai būtų vieną kartą gyvenime, nu, lyg ir pasėdėti tikro lėktuvo, tikrame makete, arba jau treniruoklyje. Tai turbūt čia galėtų būti kaip tam tikras, nugi prie veiklos krypčių. Toliau mes, pavyzdžiui, kalbėjom, bet taip ir nepadarėm. Prie Kudirkos paminklo važiuoti ten ir padėti gėlių. Na ir dar galbūt kitokių tokių minčių kiltų. Atleiskit už padrikas mintis, bet tokios yra. Taigi taip. Tai ar turit, kolegos, dar ką pasakyti, nes jau mes turim stot prie vėliavos. Ar jeigu ne, tai tada mūsų šnekamoji pristatomoji dalis baigta. Toliau įdomiausios foto video medžiagos peržiūra, bet iki to stop, iki to mes šiandieną dar turim pasitvirtinti visą mūsų susirinkimo ir to, kas nutarta, prabalsavimu. Taigi tai ar pritarti tam, kas šiandieną buvo nutarta. Atleiskit, kad aš nekartosiu tenai. Tai reiškia, prieš baigiant prašau, Patvirtinti ataskaitas abi. Tvovo, tą aš turėjau omeny, kad tiek išdo, tiek pirmininko ataskaitas tvirtinti ir jau toliau įvertinant ir mūsų šitas ateities gairės. Taigi, kas už tai, kad baigdami mūsų oficialiąją dalį tvirtiname pirmininko
ataskaitą. Atskirai. Ir revizijos. Taip, taip. Taip. Ačiū. Susilaikiusių nesimato. Kas už tai, kad tvirtinti revizijos komisijos pirmininko ataskaitą? Ačiū. Susilaikiusių nesimato. Oficiali dalis baigta. Aš einu tarp jūsų ir žiūrėsiu įdomiausią fotomedžiagą. Ačiū visiems. Darbai darbą. Jo, tai tu važiuotas? Ne, kažkaip. Laikas... Tu nevažiuotas? Ne, nevažiuotas. Nevažiuotas. Aš prabaguosiu, gal galėčiau ir viskas. Aš tik tai dar... Sauliau, paprašyti reikia, kad mokestis žmonės sumokėtų. Nieko nebebus. Kodėl nebebus? Tai galite... Ar pervesti geriau? Valdarinai galima pervesti. Aš pervesti, ta pati sąskaita, kur... Jo. Tai metinės pervedau ir viskas. Tiesa, dėl ženkliukų, tai aš neblogai... Gerai. Čia paduosiu. O dar renginys yra? Ne, tai aš arbatui. Sauliau. Taip. Mes rengiamės renginiui. Supratau. Norėjau paklaust, gaunat laiškus?